Sveiki, vaikučiai. Mumi radio šou nusprendėme padaryti jum į rubriką. Ir kadangi vaikai žinom, kad labai mėgsta visokius gyvulėlius, tai mumi irgi turim gyvulėlį. Tuoj ateis katinas. Va, katino vardas yra Gonorėjus. Genocerėjau, alio. Tuoj vaikučiai katinas ateis pas mum ir nes gyvulius. Va. Kur tu bėgi, suka tu? Gonorėjau. Va, katinas gonorėjus. Jisai moka kalbėti. Kuo tu labiausiai mėgsti, kai vaikučiai ką elgiasi, ką? Sakyk, kur tu... Nu ką, vaikučiai, pamatėm, kad gyvulėliai irgi turi visus savo daiktus, kurie būdingi žmonėms. Tai yra dvasia, mokėjimas kalbėti, rankos, kojos, kitos kūno dalys, kur dėl laiko ir vietos stokos neužsiminsiu. Rašykite mum į laiškus, kokį kitą gyvulėlį norėtumėt pamatyti artimiausių laidoj. Tuo tarpu atsisveikinu, viso gero. Nuvyčiau ją į baraką, trachnau į klozeto kraštą, kraujas bėga ją iš nosies, tu dabar, tai tu žinosi, pasakiau, tu šlikštyvi, ar už